Labas, pagaliau prisėdau nufilmuoti tą ilgai lauktą video, mūsų life update'ą, tiesiog papasakoti apie mūsų gyvenimą ir kas vyko per pastaruosius 7-8 mėnesius, nes filmavau paskutinį kartą, man atrodo, kad dar praėjusių metų pabaigoje, dabar jau tiksliai nebeprisimenu, bet per tą laiką labai daug ko įvyko. Girdėsit visokių garsų, nes čia Nojus žaidžia, žodžiu, fone televizorius, eina YouTube Moana, nes be Moanos Nojus negali gyventi jau tuos pačius, man atrodo, metus ar netgi daugiau. Tai žodžiu, tai dabar prisėdau ir pabandysiu papasakoti. Nesu pasiruošus apie ką kalbėti, visiškai nieko nesirašau, nes šitą video labai ilgai jau norėjau nufilmuoti, bet niekaip neištaikiau progos, nes reikia man būti tyloj, reikia, kad nieks netrukdytų, nes tada ir man mintis maišus ir panašiai, bet tos progos taip ir neištaikiau, kad būčiau pati viena ir galėčiau nufilmuoti, nes visada esu su vaikais, nes vasara, jie nėjo į darželį ir panašiai. Tai dabar bandysiu nufilmuoti taip ir tikiuosi, kad labai man nesumaišys tie vaikai nufilmuoti šito video. Esu visiškai naujoj vietoj, ne tam bute, kur buvo pripratę mane matyti per pastaruosius 2-3, dabar jau nebeprisimenu, kiek ten mes metų gyvenom, bet žodžiu, mes nusipirkom namą. Nusipirkomės jį, baigiam tvarkyti visus dokumentus birželio mėnesį ir turėjom jį įsikelti Liepos mėnesį ir dabar yra rugpjūčio pabaiga, rytoj yra rugsėjo 1 ir va šiandien mes susivežėm, jau galima sakyti paskutinius daiktus, tiksliau aš viena, nes Lūnos ir Rolandų yra ligoniniai, apie tai vėliau truputį papasakosiu, bet žodžiu, čia yra mūsų nauji namai, jau mūsų namai, čia mes dabar jau gyvensim, tikrai manau, kad ilgą laiką, ar visam gyvenimui, tai nemanau, nes šitas namas nėra labai didelis, tai toksai tikrai iš mažesnių, kas žinot, tų mažų namų standartus, tai suprasite, apie ką kalbu, bet žodžiu, čia yra 3 miegamieji, svetainė sujungta su virtuve, tai aš dabar sėdžiu svetainėj prie savo sofos, ne ant sofos, nes kaip matot, sėdžiu ant žemės, tenai yra virtuvė, čia tada valgomojo stalas, kėdė matosi. Žodžiu, kitus vlogus, kurį kelsiu, tikrai matysit, nes negalėjau nufilmuoti tokio atsisėdus video jums papasakoti apie dalykus, nes tiesiog reikėjo tylos, bet vloginau per tą laiką, tai po šito video išeis vlogas, kuriame galėsit daugiau ten truputį pamatyti. Iškart galiu pasakyti, kad jokio namų turo nedarysiu ir nieko ten nuodugniai nerodysiu, kur ten kas yra, kur kieno kambarys, kas ten kur stovi, kaip ten kas. Ir nepasakosiu nei kur mes čia gyvenam, nei ką, aišku, akyla akis, kuri žino šitas apylinkės ir ten, būna tokių seklių morkų, kur ten viską išsiaiškina, tai žinosit galbūt, kur mes gyvenam, bet šiaip nelabai aš čia noriu ir skelbtis ir čia kažkur, jeigu parodyčiau vaizdą pro langą, tai tikrai nesuprastumėt, kur mes čia esam, nebent gyvenat būtent čia. Šitame miestelėje, šitame kaime, ar kaip čia be pavadinsi, tik nepagadinsi, aišku, šito miestelio gyventojai turbūt įsižeistų, kad kaimu pavadinau, bet prie mūsų gyvenvietės pavadinimo yra žodis kaimas, tai žodžiu, tai pirma tokia naujiena, kad mes, žodžiu, nusipirkom namą, įsirengėm jį, mes pirkom 100% baigtumo, tai ta prasme, kad ten sienos, grindis, galėjom išsirinkti sienos spalvas, galėjom šitų visų durų spalvas, visos durys pas mus yra tokios, grindis ten galėjom išsirinkti ir panašiai, o paskui jau visa kita ten buitinė technika, baldai ir panašiai, tai per vasarą mes visą šitą pasidarėm. Tai gal dar turėsit klausimų, aš manau, kad tikrai turėsit klausimų apie tai. Tai galėsit paklausti komentaruose, jeigu kažkas įdomu, nes tikrai čia visko dabar neišpasakosiu, bet tik tiek ten norėjau pasakyti, kadangi vis tiek naujoje vietoje sėdžiu, tai kils klausimų tiem, kurie iš seniau mane žiūri, tikrai kils klausimų, kur aš čia esu ir ką aš čia darau, ar čia koks viešbutis, ar čia koks Airbnb ir panašiai, tai nusipirkom namą, gyvenam naujoje vietoje. Dar negyvenam, tiesą sakant, šiandien atvažiavom, šiandien mes jau aš, Tajus ir Nojus, pirmą kartą nakvosim čia, tai labai įdomu, kaip čia bus, nes čia nėra nei miesto šurmulio, nei tų mašinų važinėjančių, nei šviesų kažkokių, tai aš įsivaizduoju, kad čia naktį bus aklina tamsa, tai nežinau, kaip čia man seksis su 2 vaikais. Esu paėmus ten, kur mes bute anksčiau naudodavom tą tokią švieselę, tą tokio astronauto, kuris ten, žodžiu, žvaigždės ten šviečia į lubas. Tai žiūrėsim, kaip čia bus, nes Tajus ir Nojus gyvens vienam kambarį. Tai, aš taip bent jau manau, kad gyvens, nes Nojus iki šiol miegojo su mumis
mūsų lovai, mes kartu miegojom, žodžiu, su juo. Tai nežinau, kaip čia jam seksis priprasti prie savo lovos, savo kambario. Nu, bet su Taju, man atrodo, jam vis tiek bus drąsiau, bet, nu, žiūrėsim, kaip čia gausis, nes dar niekada nebandėm jo kažkaip atskirai, ypač kitam kambarį migdyti, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Dar viena naujiena, kuri čia greitų metų turbūt prabėgs kur nors per video ir pamatysit, tai mes įsigijom šunį, tiksliau mums šuniuką padovanojo Rimanto Kaukėno paramos fondas, čia buvo Luna su Svajonė, o Svajonės Rimanto Kaukėno paramos fondas pildo būtent vėžiu sergantiems vaikams. Tai kai Luna susirgo leukemija, fondas susisiekė su mumis ir papasakojo ten apie tas svajonės, kad galima kažką išsirinkti, ar tai kažkokia kelionė į Disneylandą, ar tai dar kažką, tai Luna labai norėjo šuniuko. Ir kurį laiką mes negalėjom jo turėti, nes Lunai buvo plaučiuose grybelis ir gydytojas sakė griežtai jokių gyvūnų namuose, tai ačiū Dievui, kad mes anksčiau neturėjom ten kažkokio šuns, katės ir panašiai, nes būtų Luna negalėjusi gyventi tam pačiam toj pačioj atmosferoj kaip gyvūnas, nes žodžiu dėl to būtent grybelio plaučiuose. Bet jau Luna baigė gydymą, tas gydymas būtent to grybelio truko pusę metų, jinai pusę metų geria vaistus, tas gydymas baigėsi ir mes pagaliau galėjom jau pasiimti šuniuką. Tai mes ilgai galvojom, kokio mes to šuniuko norim. Luna pradžioj norėjo mažo kažkokio tam pūkuoto, paskui jau, kai mes jau susitarėm dėl šuns, kokia ten staigmena bus Lunai įteikta, tai jinai pradėjo sakyti, kad nori didelio šuns, ten vokiečio aviganį ir panašiai, prisižiūri ten visokių tų šunų ir per video ir panašiai. Tai va, tai mes nusprendėm, nu tiksliau čia buvo mano kaip ir idėja, Džeko Raselo terjeras, nes jisai yra mažas, judrus, draugiškas, su vaikais tikrai labai gerai sutarė, nes tikrai maniškiai tą šunį nemažai patampo, ypač Nojus, jisai dar jam tik 3 metai, nelabai supranta, kaip čia su to šuniu elgtis ir panašiai, kad ir kiek drausmini vis tiek. Tai žodžiu, moka šuo apsiginti, bet labai gerai sutarė su vaikais, nekanda, neloja ten ant jų, leidžia ten jiem viską daryti ir glostyti ir paimti ir žaidžia su jais ir panašiai. Va, čia yra mūsų šuniukas, jo vardas yra Maksas, jisai yra ilgaplaukis, šiurkščiaplaukis Džeko Raselo terjeras, tai plaukų dabar jau tikrai yra nemažai, ne? Turi jisai tą savo petnešus užsidėjęs, nes neseniai vedžiau į lauką, nes kadangi mes dar name neturim tvoros, tai negalim tiesiog paleisti, nes jisai, nu, kaip bėgtų ir nubėgtų laukais, nes čia aplinkui mūsų namą iš 2 pusių yra tiesiog laukai, tai nesugaudytumėmės jo niekaip, tai labai gaila, kad tiesiog, nes žymiai būtų paprasčiau, tiesiog paleidi kažkur kiemė ir jisai laksto ir pasidaro ten, ką jam reikia ir panašiai. Tai bute žiauriai man nepatiko šunį turėti, nes mes turim šitą šuniuką apie mėnesį, nes tiesiog buvo Rimanto Kaukėno fondo renginys ir per tą renginį jie nusprendė Lunai į staigmeną tokią padaryti, Luna nežinojo. Per tą renginį ten ir Luna dalyvavo ir Rolandas su Tajum buvo nuvažiavę, žodžiu, jie ten 3 buvo nuvažiavę ir gerai, kad mes visi nevažiavom, nes tenai labai ilgai truko, labai ilgai ten reikėjo laukti ir panašiai, nes rodė ten reportažą. Žodžiu, ten buvo toksai labdaros renginys, kur ten rodė reportažus įvairius, dainavo ten visokie dainininkai, Luna ten bandė padainuoti su Monika Liu, bet Luna gan droviai yra šituose reikaluose, tai va, tai stovėjo su Monika Liu ant scenos ir tada jai įteikė Rimantas Kaukėnas Maksą. Tai labai aišku apsidžiaugė, labai norėjo ir panašiai, bet aišku, kaip ir visi vaikai, čia mes žinojom, kad tai bus. Į lauką nenori vesti, kažką ten labai ten darys su juo nenori, nu tiesiog norėjo šuns ir viskas. Bet mes žinojom, kad čia bus mūsų šuo, kad čia tikrai nebus Luna šuo, jinai ten kažkaip ten juo, ypač kol dar maža yra, kažkaip ten ypatingai juo ten nesirūpins ir tikrai čia bus mūsų atsakomybė šitie visi dalykai. Tai taip ir yra, tai labai ten mes jos dėl to kaip ir nemuštruojam. Nes tiesiog žinojom, kad čia bus viso šeimos šuo ir mes su Rolandu daugiausiai jo rūpinsimės. Tai va, tai įteikė jai šuniuką, čia buvo gal rugpjūčio pradžia, gal Liepos pabaiga, dabar nebeprisimenu, bet mes kurį laiką jau turim tą šunį, nepamenu, kada tiksliai vyko tas renginys. Tai reikėjo mums jį atsivežti į butą visų pirma, o ten žiauriai nepatogu. Reikia dažnai vesti lauką, nes jisai dar nėra pripratintas daryti reikalų lauke. Ir beje, mes čia turim tokį narvą. Tai Nojui žiauriai jisai patinka, tai va dabar Nojus kaip tik ir sėdi tam narve užsidaręs, nes jisai paprašo, kad jį užrakinti žodžiu
Ir jisai sėdė tenai. Dar kokią planšetę nusineša, kokių žaislų, va dabar Lunos Barbie yra pasiėmęs, tai tikiuosi, kad jeigu Luna žiūri šitą video, tai nesupyks, nes labai pykstas jie, jis visą laiką nori jos žaislų simto, jinai aišku neduoda. Tai va, tai papasakoju apie namą, pristačiau mūsų naują šeimos narį Maksą, kai prie tam video sakiau, kad apie šeimos pagausėjimą ten yra naujienų ir panašiai, tai taip ir pagalvojau, kaip pasakiau, taip ir pagalvojau, kad bus tokių, kurios galvos, kad aš čia laukios ir panašiai, tai visų pirma, tai kaip ir nelabai įmanoma, o visų antra, tai tikrai nebenorim daugiau jokių vaikų, daugiau niekada gyvenime, nes jau tikrai mums 3 užtenka. Ir šitas 4 kūdikis namie pilnai duoda dar mums darbo ir ką veikt, nes tai prisisioja kur nors, tai nugraužia ką nors, jau nojaus lova nauja yra. Nugraužęs kambarį, tai gerai, kad pirkau iš Ikėjos, ten pigita lova ir tiesiog nugraužia tą bortelį, kur uždedamas yra ant vaikų lovos, kad neiškristų, tai ten galima 10 eurų, man atrodo, kainuoja, galima labai pigiai pakeisti, bet ir tai jau sunervino, tai labai saugosim, kad nenugraužtų ten kokių baldų ir panašiai, nes tada jau tikrai nervas paims, nes visam šitam ne remontui, bet įsirengimui, ten baldai, būtinė technika, virtuvė ir panašiai išleidom tikrai nemažai pinigų, nors galima sakyti, kad didžioji dalis baldų yra iš Ikėjos, bet vis tiek išleidom palyginus daug pinigų, kad visą šitą, kad įsirengti visus šitus namus, tai man jau taip nervas paima, kai šuo ką nors padaro. Dar viena naujiena, kad aš kiek čia dabar, virš pusės metų geriu antidepresantus, buvau staigiai nustojus juos gerti, nes man va taip susišvietė, kad man nebereikia jų, čia man nieko jie nepadeda ir panašiai. Nustojau gerti, tai iš vis man psichozė prasidėjo ir panašiai, tai pradėjau vėl, tai žodžiu, kurį laiką jau geriu antidepresantus, nes šių metų pradžioj, sausio mėnesį, o gal netgi gruodžio pabaigoj, buvau pas psichiatrą ir man nustatė vidutinio sunkumo depresiją ir mes taip nusprendėm, kad man šitas dalykas yra arba nuo paauglystės, arba netgi nuo vaikystės. Nėra čia tas dalykas, ką tik prasidėjęs, ar ten su Lunos liga ir panašiai, nes dauguma, su kuo pasikalbam, galvoja, kad čia dėl Lunos, dėl jos ten leukemijos ir panašiai, tai ne. Šitas dalykas pablogino visą situaciją, bet nebuvo tai kažkoks nebuvo taip priežastis tos depresijos pagrindinė. Tai va, tai geriau antidepresantus, dabar kaip ir viskas ok, plius minus, būna tų visokių dienų, bet viskas kaip ir palyginus normaliai. Ir tada, koks dar dalykas, ką jums turbūt dar būtų įdomu sužinoti apie Lunos ligą, apie Lunos leukemiją, kaip ten jį sekasi gydytis ir panašiai. Tai ne, gydymas dar nesibaigia. Ūminės limfocitinės leukemijos gydymas trunka apie 2 metus. Tai pirmas etapas jos aktyvaus gydymo, tas visas etapas, ten tie visi mini etapai bendrai sudėjus, tai aktyvus gydymas tęsiasi apie 8 mėnesius. Ir tada prasidėjo ne pasyvus, o palaikomasis gydymas. Tai čia jau nuo, man atrodo, vasaros pradžios, nuo birželio pradžios šitas palaikomasis gydymas tęsiasi, tai karts nuo karto, kas kažkiek ten savaičių reikia nuvažiuoti į ligoninę. Čia Rolandas daugiau tos dalykus žino, nes jisai seka ten jos vaistus, jos ten tyrimus, jos ligoninės dalykus visus ir panašiai, žino ten visus vaistų pavadinimus, ten su gydytojais susišneka be problemų, man sunkiau truputį, nes jisai visada važiuoja su ją į ligoninę, jis tenai būna, tai jam lengviau visi šitie dalykai. Tai va, ketvirtadienį jie vėl nuvažiavo į ligoninę, nes penktadienį ryte jie turėjo būti limbalinė punkcija, tai kur iš stuburo smegenų ima skysti, pasižiūrėti, ar nėra leukemija patekusi į nervų sistemą. Bet tada kažkaip keista, jie nuvažiavo į ligoninę ir Lunai pakilo temperatūra 38 ten su biškiu, tai nedarė jai tos limbalinės punkcijos. Skyrė antibiotikų, padarė tyrimus, augino pasėlių, žodžiu, viskas gerai, visi tyrimai geri, viskas tvarkoja, nėra ten kažkokios bakterinės infekcijos ir panašiai, gal kažkokį virusiuką buvo pasigavus, bet aš neįsivaizduoju net kaip, nes niekur mes čia kažkur nebuvom išėję ir viskas iki tol buvo gerai, tik tai, kad Lunos tyrimai kurį laiką buvo blogi, neutrofilų kiekis sumažėjęs, o šitas dalykas, kiek ten man Rolandas sakė, yra svarbiausias iš tų visų duomenų, tai žodžiu, čia susijęs su imuninė sistema, žodžiu, jos imuninė sistema buvo labai nusilpus. Tai ko gero dėl to čia jai ta temperatūra sukilo ir kažkokį čia virusiuką pasigavo, ar nežinau, kas čia buvo. Tai dabar yra sekmadienis, labai tikiuosi, kad jai rytoj padarys tą tyrimą ir išleis iš karto namo, nes turėjo jie grįžti penktadienį, tai užvakar, bet taip ir negrįžo, nes paliko juos stebėjimui iki pirmadienio ir jeigu viskas gerai, kaip ir suprantu, turėjo pirmadienį daryti tyrimą, tai tikiuosi, kad taip ir bus.
Ir tikiuosi, kad Luna grįš, nes žiauriai nervas paėmė, kai sužinojau, kad vėl Lunai ta rugsėjo 1, tokia nesąmonė, vėl ta ligoninė, vėl negalės normaliai atšvęsti paminėtos rugsėjo 1, nes vis tiek čia dabar eis į naują mokyklą. Į mokyklą šitam mūsų miestelyje gavo vietą tiek Luna, tiek Tajus, nes Tajus šiais metais jau pradeda paruošiamąją klasę. Tai toj pačioj mokykloje yra paruošiamoji klasė ir Luna eis į 2 klasę. Tai viskas nauja, nauji vaikai, nauja mokytoja, nauja mokykla, naujas miestas ir panašiai, viskas nauja. Bet vėl negalės Luna pasimėgauti tą rugsėjo 1, tai tikiuosi, kad bent jau išleis pirmadienį ir jau antradienį jinai galės įti į mokyklą. Beje, mes dar vis nežinom, ar Luna jau gali įti į mokyklą, ar jai vis dar yra namų mokymas, nes niekaip nepagaunam gydytojos, kad paklausti. Vieną dieną Rolandas pamiršta, kitą dieną ten gydytojas neina niekur rasti ir panašiai. Tai pirmadienį paklaus Rolandas ar Luna. Mes manom, kad gali jau nueiti į mokyklą, bet dar vis tiek reikia pasiklausti, ar tikrai ten viskas taip. Nes mes kaip ir visur einam, viskas ten tvarkoj, nėra jokių problemų. Aišku, su mokykla bus taip, kad tikrai jinai daugiau sirgs negu įprasti vaikai. Bet manau, kad viskas turėtų būti tvarkoj, nes bendrai tas gydymas 2 metai, tai negi jinai dabar 2 metus sėdės namie ir niekur neis. Tikrai nesąmonė vaikui yra, nes jinai labai mėgsta eiti į mokyklą, jinai manęs prašydavo vos ne kiekvieną dieną, kad ar galiu eiti į mokyklą, ar galiu jau nuo pačio ryto eiti ten su vaikais ir panašiai, nes paskutiniam gegužės dienom, gegužės mėnesį, man atrodo, jinai kartais nueidavo, kai kuriom dienom nueidavo į mokyklą, ne nuo pat ten 8, ne nuo pat 1 pamokos, bet mokytoja vis pasikviesdavo ar tai kokią ekskursiją jai kartu važiuoti, ar tai pamokose pasėdėti, pasiklausyti ten ir panašiai, tai labai jai patikdavo ir uniformą dėvėti labai patikdavo, tai dabar turės naują uniformą. Tai labai tikiuosi, kad šis rugsėjis Lunai bus geresnis negu praeitas, 100%, nes bent jau nereikės gulėti ligoninėje visą laiką, tikiuosi, kad jau pirmadienį ją paleis namo ir galėsim mėgautis naujais namais kartu. Viską, ką norėjau, kaip ir papasakojau, apie namą papasakojau, apie šunį papasakojau, apie Lunos sveikatą papasakojau, apie savo depresantus, antidepresantus papasakojau. Tai antidepresantus aš gersiu bent jau pusę metų, žodžiu, kadangi man buvo ten kažkokia šizofrenija užėjus ir aš nutraukiau tą gerimą, tai reikės man nuo to vėl pradėjimo gerti pusės metų bent jau ir tada jau ten žiūrėsim su psichiatru, kaip ten kas, ar aš galiu nutraukti, ar man toliau reikia gerti. Kiek aš esu girdėjus, taip pat žmogus pajaučia, kad jis jau gali nutraukti tos antidepresantus, bet po to karto, kai buvau nutraukus, labai bijau nutraukti, nes ten tikrai stogas pavažiuoja, bet aš aišku nutraukiau taip pat grinai, kaip peiliu nupjoviau, tiesiog vieną dieną pradėjau nebegerti ir viskas, tai čia labai blogai, nes reikia antidepresantus nustoti gerti palaipsniui, po truputį mažinti dozę, kad neužpsichuoti, tai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Aš tų antidepresantų nesibaidau, nes tikrai yra situacijų gyvenime, kai vaistų reikia ir man tikrai jau vaistų labai reikėjo, nes prisimenat, aš kažkuriam iš paskutinių video pasakojau ir apie tai, kad su mano mama ten santykiai blogi, niekaip ten niekas nesusitvarko, ten žodžiu emocinės laidotuvės ir panašiai, tai pradėjus gerti antidepresantus, aš pagaliau galiu lengviau paleisti savo visas vaikystės traumas ir aš jaučiu, kad aš susitaikau su tuo. Ir aš jau, kai apie tai kalbu, aš nebeverkiu, nes anksčiau būdavo taip, kad aš tik pagalvoju apie savo vaikystės, tam tikrus įvykius aš pradedu verkti, o kad pasakot apie tai čia iš vis neįmanoma, nes ten verkčiau, kukčiačiau ir nieko negalėčiau pasakyti. Tai šito dalyko nebėra. Aš kai galvoju ten apie savo vaikystę, kažką prisimenu, nebeverkiu. Ir kažkaip man lengviau yra apie tai ir kalbėti ir aš tiek daug apie tai nebegalvoju, nes aš buvau labai užsiciklinus ant to. Čia turbūt vis tiek buvo ir tas depresijos požymis, kad šitas dalykas aš buvau labai į tai įsikabinus. Ir aš dabar pati suprantu, kad buvo labai nesveika tai daryti, nes tiesiog tu turi žmogus paleisti, nesvarbu ar ten susitaikė, nesusitaikė, ar kažkas tavęs atsiprašė, neatsiprašė, tiesiog tu dėl savęs turi susitaikyti su tuo ir išmokti kažkaip tai paleisti. Tai mūsų dabar su mama santykiai yra geri. Jinai pamatė tą mano video, kur aš nešnekėjau apie tas laidotuvės emocinės ir panašiai. Tai pasikalbėjome, mes ten viską išsiaiškinom ir viskas kaip ir tvarkoj. Aišku, mūsų santykiai nėra kaip ten kitos mamos su dukrom yra geriausios draugės ir panašiai. Tai to niekada nebuvo ir tikrai to niekada nebus, nes tiesiog,
taip jau yra. Vieniem vienaip, kitiem kitaip. Mes niekada nebuvom tos, kurios ten glebeščiuojasi, pasakoja viena kitai apie ten visus savo gyvenimo dalykus. Taip nėra ir nebus, bet tiesiog mūsų santykiai yra civilizuoti, normalūs ir viskas su tuo klausimu yra gerai. Tai va, tai toks mano šiandienos update'as ir jeigu dar kažkokie dideli įvykiai įvyks gyvenime, nors kas čia dar gali įvykti. Didelis įvykis namas, didelis įvykis, kad Lunai gerai seka su gydymu, didelis įvykis šuo, didelis įvykis, kad pagaliau pradėjau gerti vaistus ir nebepsichuoju ir nebeverkiu dėl visokių nesąmonių ir viskas kaip ir kokie čia dar įvykiai gali būti, neįsivaizduoju. Samdomo darbo neieškau ir neplanuoju pradėti dirbti, tai jau vien dėl to mes atsikraustėm čia, nes aš tiesiog galiu dirbti iš bet kurios vietos, tai ar čia kaimas kažkoks, ar čia miestas, visur aš tų darbo turiu, kadangi dirbu prie kompiuterio ir prie telefono, noriu čia su raktai žaidžia. Tai va, tai viską kaip ir papasakojau ir susitiksim kitam vlogė, kuris jau dar prieš šitą video buvo filmuotas ir man atrodo, kad aš jį šiandien ir pabaigsiu. Nes šiandien kaip tik pirmą kartą užsisakiau Barborą. Vienas dalykas, kuris žiauriai geras, kad čia, kur mes gyvenam, pristato Barborą. Nes aš galvau, kad galbūt nepristatinės, nes čia toks mažas labai miestelis, sąlyginai arti Klaipėdos, bet jisai mažas yra. Tai aš galvau, kad čia neveš Barboros, bet ačiū Dievui, kad veža. Tai va šiandien užsisakėm, labai už daug ten užsisakiau, už 250 €, niekados tiek tas užsisakius, bet čia tiesiog nieko mes neturim. Tai labai daug ko reikėjo ir ten visokių miltų ir cukraus ir ten aliejaus, tokių visokių dalykų, kurių tiesiog dažnai neprireikia pirkti, kai jau juos turi. Tai va, tai šiandien manau, kad pabaigsiu tą vlogą ir įkelsiu irgi greitų metu. O šį kartą su jumis atsisveikinsiu, jeigu dar neprenumeruojate šito kanalo, būtinai tai padarykit, sekit mane Instagrame aš esu Lulu ir mes ir susitiksim kitą kartą. Ate!